Tai Žydrūnai, kaip treniruotė? Na, neblogai sekasi. Iš tikrųjų, šį sezoną tai petį paskudėdavo, tai alkūnė, tai riešą šį kartą. Šiandien nieks neskauda, tai ir nuotaika geresnė. Kiekvienos treniruotės vedi užrašus. Kodėl? Kiekvieną treniruotę užsirašinėjau 20 metų, kadangi sunku atsiminti būtų, ką 20 metų sportavai, o iš savo treniruočių lengviausia numatyti metodiką ateičiai. Iš tikrųjų, stengiuosi kiekvienais metais žiūrėti, ką dariau pernai tuo pačiu laiku ir šiek tiek pakelti daugiau negu pernai. Tai toksai gaunasi visą laiką šioks toks ėjimas į priekį. Kokios artimiausios varžybos nusimato ir kaip rengiesi joms? Vasario 12 dieną Vilniuje Siemens arenoje bus pasaulio rasto kėlimo čempionatas. Norėtųsi ten puikiai pasirodyti ir už 3 savaičių po to vyks Arnold Classic turnyras, vienas iš pagrindinių varžybų šiais metais. Po to keletas dar turnyrų. Po to visas dėmesys bus nukreiptas pasaulio čempionatą, kuris vyks rugsėjo mėnesį. Taigi pagrindiniai 3 startai: pasaulio rasto kėlimo čempionatas, Arnold Classic turnyras ir pasaulio galiūnų čempionatas. Ir kokius tikslus keli savo? Na, įpratęs tikslus kelti visada kuo aukščiausius, tai norėtųsi sustartuoti taip kaip pernai ir kai kuriuose varžybose pagerinti rezultatus dar. O kiek dabar yra uždėta? 150. Ar įprasta ruoštis tokioms varžyboms namuose, garaže? 2008 metais taip pat ruošiausi čia namuose, kadangi mūsų treniruočių bazė yra Birštone, taigi važinėjimas atima daug laiko ir žiemą ypatingai dar daugiau laiko atima važinėjimas, tai kaip ir buvo sėkmingi 2008 metai, tai norisi tokią pat sėkmę pakartoti ir šiais metais, tai ir nutariau ruoštis ten, kur buvo sėkmingiausiai pasiruošta. Sportinė forma, ar jinai optimali dabar, ar gerėja? Sportinė forma yra pagal planą, kaip ir tokiu laiku turėtų būti. Aišku, aukščiausias pikas numatytas Arnold Classic metu už 4 savaičių, tačiau Siemens arenoje bandysime kažką irgi pademonstruoti, bent jau neblogą sportinę formą. Galiūnų sporte jau esi beveik 20 metų. Kaip sugebi išsaugot kūną, apsisaugot nuo traumų didesnių? Na, po didelių traumų, kurias patyriau 2001 metais, iš tikrųjų paskui buvo visas dėmesys, kad nepatyriau daugiau tokių traumų, kol kas neblogai sekasi. Iš tikrųjų 20 metų vasario mėnesį kaip tik sukanka, kada dalyvauju galiūnų varžybose, tai iš tikrųjų ilgas periodas ir dar planuoju dalyvauti. Svarbiausia yra saugot save. Jeigu saugosi save, tai ir tų traumų mažiau būna. Sėkmės garantas yra pozityvios mintis, visada tikėti savo jėgomis ir daug dirbti.